Kolegos, toliau norėčiau pratęsti dėl tokių nesklandumų, pavyzdžiui, kurie gali atsirasti, kada profsąjunga, pavyzdžiui, jau turi ribą 33% ir daleiskim jau gali pretenduoti kolektyvinės dėrybos ir ten reikalauti darbdavio, kad darbo taryba tiesiog savo įgaliojimus baigtų. Tai kada, daleiskim, paimam įmonę tokia lygus skaičius, ten 300 darbuotojų dirba, nes pažiūrėjom rekvizituose 300 darbuotojų, tai 33%, tai būtų trečdalis, tai turi būti 100 darbuotojų. Tai jau gali būti ginčas, 100 darbuotojų lygiai yra, dirba 300. Tai galima traktuoti, kad mes jau viskas turim 33%. Darbdavys gali sakyti, palaukit, 33 lygiai, bet turi būti daugiau ir jums reikia dar vieno darbuotojo. Irgi čia galima ginčytis, bet, iš tikrųjų, logika tokia. Tai, pavyzdžiui, irgi tada, darbuotojas gali sakyti, kad nesvarbu, jeigu čia būtų pas mane 99, tai nebūtų 33. Bet čia, tikrai ginčo dalykas, bet taip neturi būti, pavyzdžiui, žiūrėti tą ribą. Vis tiek profsąjunga turi turėti daug informacijos apie savo narius. Nes čia aš kalbu apie įmonę tokia, gan nedidelė, ten 300 žmonių, jeigu ten tūkstančiais dirba, daleiskim, kaip ir mūsų, kur aš vadovauju geležinkelio profsąjungoje, ten dabar 5000, anksčiau dirbo 12 000, tai įsivaizduokit, kaip galima iš visų padalinių kontroliuoti narius. Tai kas turėtų būti? Darbdavys visada turėtų dalintis informaciją, kas moka nario mokestį, ataskaitos ir taip be šito dalyko tikrai niekas negalės sužinoti tų narių skaičiaus, nes, pavyzdžiui, kaip pas mane geležinkelį būdavo nuo 11 metų iki 17 vis tiek nebuvo to dialogo socialinio tarp mūsų su darbdaviu, bet vis tiek buvo ataskaitos, matėm, kiek nario mokestis buvo mokamas, kiek žmonių kiekvienoje padalinyse ir taip toliau. Nuo 17 metų tai išnyko ir tiesiog ir kiek skundų buvo, kiek rašyta buvo, nepriversi darbdavio tą teikti informaciją. Ir iki šiol mes ją neturim ir aš, pavyzdžiui, tik tai galiu žinoti, maždaug spėlioti, kiek pas mane profsąjungo narių, nes tik tai ateina į sąskaitą nario mokestis ir, pavyzdžiui, jeigu paimti vidurkį, ten, daleiskim, tas vidurkis būtų 18 eurų, tai galima padalinti tą sumą ir maždaug matyti, kiek tų narių turi. Bet tikslaus skaičių tu nežinosi. Ir, pavyzdžiui, kaip, jeigu būtų ten riba, pavyzdžiui, maždaug yra apie 33%, bet tiksliai nieks nežino. Darbdavys, aišku, žino, bet tą informaciją nesidalino. Tai šitoje vietoje gali būti daug nesklandumų ir šitoje vietoje reikia tikrai žinoti, kad jeigu norima jau eiti prie kolektyvinių dėrybų kažkokių, tai turi būti bent jau kažkoks 10, gal 15, 20 ten narių, daugiau dėl to, kad jūs įsivaizduokit, kas mėnesį, pavyzdžiui, laikas nestovi vietoj. Mažo įmonė tai dar ten daugiau informacijos gauna iš kitų galbūt narių ten ir dirba vienoje vietoje, bet kaip didžiulė įmonė, kaip, geležinkelis, vėlgi grįšiu prie to, Klaipėdoje ten Šiauliai, Panevėžys, ten yra kažkur tai skyriai, ten 10 žmonių, ten 5, ten 18. Ir atėjo laikas žmogui pensiją, jisai išėjo į pensiją, jisai neprivalo ten profsąjungai ieškoti pirmininko, kad atsisveikinti, aš ten išėjau į pensiją, ne, jisai išėjo, jisai žino, kad nutraukė darbo santykius, nario mokestis nebus išskaičiuojamas ir jisai tiesiog nieko neprivalo daryti. O iš kur gali žinoti koks nors pirmininkas, kad ten kažkas tai pensija išėjo. Darbdavys turi informuoti, bet neinformuoja. Tai šitoje vietoje jūs turit žinot, kad iš tikrųjų labai turi turėti tą rezervą, nes iš tikrųjų, jeigu jūs laikysit vieną kitą ant ribos, jeigu grįšim prie tos 300 įmonės darbuotojų, 100, 101, ten 99, tai, įsivaizduokit, kaip galima pradėti dėrybos dėl kolektyvinės, jeigu pas jūs 101 narys, ten po 2 savaičių prasidėjo dėrybos ir ten vyksta dėrybos, ten, derėsi, aišku, ten ir pusę metų, ir metus laiko, iki ten pusėje dėrybos, ten vienas žmogus kažkur tai, aš taip, aišku, juokaudamas, bet tiesiog kažkur tai buvo nelaimingas atsitikimas, galbūt nedarbė, žuvo avarijoje, daleiskim, jau vis tiek jo nėra darbė, vienas į pensiją išėjo, dar trečias kažkas tai ten, ir viskas, tų darbuotojų jau tiek nėra, pavyzdžiui, ir
tada reiškia, viskas, reikia nutraukti dėrybos, darbdavys gali sakyti, aha, buvo pas jūs 101, dabar 99, tai kol nebus pas jūs vėl 101, mes užšaldom tos dėrybos ir taip toliau, ir dirbam toliau, ir vėl mes turim atkurti darbo tarybą. Tai įsivaizduokit, koks gali būti chaosas. Tai jūs tiesiog turite žinot, kad išlaikyti profsąjungą, tai tikrai turi būti užtikrinta, nežinau, kuo daugiau, aišku, tai kad būtų jau kokie 35%, galbūt 40%, tai šitoj vietoje va šitą dalyką jūs turit labai puikiai žinoti. Dabar dar vieną dalį noriu skirti tokiems veikėjams, kur pavyzdžiui, profsąjunga dalinasi informaciją ir panašiai, kurie komentuoja tik tai, kad profsąjunga čia nario mokesčio surinkinėtojai, kurie nieko nedaro, iš vis aplamai kam jos reikalingos ir panašiai. Tai aš tiesiog noriu tokią žinutę tiems žmonėms, kurie tokius komentarus rašo. Tai noriu tiesiog pasakyti, kad čia rašo iš tikrųjų bailėjai, kurie visų pirma, jie galbūt apsimeta, kad dalis iš jų, kurie tikrai gaila tų ten kokių 10 eurų nario mokesčių, kuris ten dabar vienas pakelis cigarečių ir porą skardinių alaus, tas nario mokestis kainuoja. Jiems tiesiog gaila tų pinigų. Kitas dalykas, kiti, tai tikrai, manau, dauguma, kurie bijo tiesiog. Tiesiog bijo profsąjunginės veiklos, nes visi supranta, kad darbdaviai šitą dalyką netoleruoja ir tiesiog jie negali pasakyti, aišku, kad jie bijo. Tai reikia kaltinti profsąjungą, kad profsąjunga nieko nedaro, bet iš tikrųjų esmė kokia, kad profsąjunga iš tikrųjų Lietuvoje silpna, nes narystė profsąjungoje, ten nežinau, 10%, jeigu visoje Lietuvoje mes turim, tai turbūt gerai, aš tiksliai skaičių nepasakysiu. Reikėjo, aišku, galbūt pasidomėti prieš tą laidą, bet narystė tikrai yra tragiška Lietuvoje ir jinai nelabai didėja. Dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties galbūt didėja, bet jau kada yra konkreti nauda, bet patys darbuotojai neateina į profsąjungą ir jie, galbūt čia kaltė mūsų visų. Dėl to, kad mes galbūt negalim danešti tos informacijos, kodėl ta profsąjunga reikalinga. Tai dėl to, kad, jeigu dabar nebūtų ir tų 10, galima sakyti, tų procentų profsąjungų, net paprastas pavyzdys, MMA didėja, aš jau apie tai kalbėjau, kad ten padidėjo per 5 metus, ten 500 eurų daleisti. Tai jeigu nebūtų profsąjungos ar aplamai nebūtų su kuo dėrėtis, tai, ten galbūt kasmet, 20 eurų numestų vyriausybė, ten tiesiog, kad parodyt, kad padidėjimas kažkoks tai yra. Nebūtų tokio padidėjimo ir vien dėl to, kad profsąjungos centrai derėsi kasmet dėl tos MMA, atrodo juokinga galbūt, taip ir nuo 25 iki 6 metų ten 115 ten kažkur tai eurų gaunasi ten, galima tiksliai pasakyti, jeigu buvo 1038 ir dabar 1153, tai 13-15, tai jo, 115 tų eurų, tai įsivaizduokit, jo, suma juokinga, bet jeigu nebūtų profsąjungos ir atrodo, kad čia juokinga ta suma, kiek reikia su darbdaviais, su vyriausybė dėrėtis, ten darbdaviai dėl tų keletą eurų, jie ten gali numirti ten vietoj, kad neatiduot tik tai. Tai va šitoj vietoje jau ką profsąjunga Lietuvoje padaro, ten pavyzdžiui, aš nacionalinė kolektyvinė, ten čia vienas dalykas, jinai aišku ne visiems galioja, tik tai kurie finansuojamos įmonės iš valstybės biudžeto, ten privatininkėmis jinai negalioja, bet dėl MMA, vien dėl tos MMA, tai jau visa Lietuva, kurie tikrai dirba žmonės, jau turi dėkoti profsąjungai. Ir nes čia yra didžiulis darbas. Tai kolegos, tai šiandien galbūt apie šitą socialinę partnerystę galbūt tiek. Tiesiog jūs patys turi žinot, kad nenorit nieks atvažiuoti tos mitingus, kada profsąjunga kažką tai reikalauja. Bet čia tada galiu taip pasakyti, kad visgi Lietuvoje, reiškia, mes ne taip ir blogai gyvenam, nes jeigu iš tikrųjų jau sąlygos kritinės, žmonės jau ne tik su pagaliais, ten su šakim ar ten jau su ginklais net išeina. Tai tai galbūt aš ir neteisius, bet situacija kol kas yra tokia. Tai ačiū visiems už dėmesį ir iki kitų kartų.